Atvykome į legendinį Nevėžį. Kliūna viskas pinasi. Dar šitą. Kažką hihihaha žinot. Kavos sustojom greitai. Biškiam pasikūrimo. Problema yra viena dabar. Matot, koks mano trikojus bus? Joks, nuo diržo saktis. Sėsim Nevėžį ten, kur galėsim pasidėti kamerą ant šakos. Normaliai? Normaliai, bandom, žiūrim. Malonu pasisveikinti su mūsų klausytoja. Atvykome į legendinį Nevėžį. Gandai sklinda, kad kimba. Raima lupa, Rička lupa. Pažiūrim, ar mum neiššiknus rankos auga. Aišku, kaip visada turbūt. Esmė kokia, apgulti žiauri. Nuo dabės, tai žmonių belė kiek. Žiūrėkit, kaip aukštai vanduo pakilęs. Ir čia realiai gal kas neatsilanko dažnai nelabai supras, bet koks metru, jeigu nedaugiau, sukilęs vanduo. Tai mes sėdėmės ant pylimo aukštai, man kokie 2 metrai iki vandens, bet gal su graibštu kažką išgimdysim. Tai dabar bandom mestis, atsitraukiam nuo viso kolchozo kokį 8 metrų, nežinau, kad būtų ramiau. Va, pasiruošim vietą, šeriamės metam. Kliūna viskas pinasi. Kampai tai įdomus žuklės bus. Visur bus tokie va iš apačios, nes neturiu kaip pasistatyti. Įdomiai čia atrodys. Nu, kitoks formatas. Simiau 2 meškeres, mesiu vieną. Arba ne, gal yra 2. Pažiūrim, kas čia atsilieps, jeigu mėlačius, tai nieko čia nemėt. Ką, legendinis metriukas pavadžio. Su fidergamu gal ir 1,20 m. Tada šėryklą iš karto dedam. Iš karto 60 be kalbų. Neaišku, kur tai ar stovės. Jauką, kaip matėt, legendinį irgi paėmęs. Traperio paimaišyta žiemai. Čia jis jau šlapęs ir dar raudonas. Nu, ant žiobrio tai tikrai eis. Bandysim dėti iš pokelio, pažiūrim. Vodkę daužo, tai kaip gardonsas man. Jo, ir jaukas gerokai per sausas. Reikia pirktinį drekintą pašarą dar drekint. Absurdas. Kaip spalvytė. Rankos iškart raudonos. Tada mes turim masalų, kuriuos jau ekstra turim sunaudoti. Matiliai. Nuo praeitos savaitės. Nu, žuvavę yra blogesnių. Tada dzikeliai. Kokonuose. Kokonuose čia. Ai. Apsigavau, pasirodo, nelabai kokonus. Nu, viską naudosim. Kitą dėžutę turim pasiliksim mest. Turim dar sliekelio, bet su slieku nežinau, ką čia daryti. Pirmą taip metam nekarpam, nes po praeitų savaitgalio labai pūgžlių bijom. Nu, ir dar šitą. Vos ne vėliavoje. Nu, susi kažką hihihaha. Nu, bandom neįsiversti.
jau tokį drekintą pašarą, tai geriau daug vandens nenaudoju. Ko čia patogi? Nieko nesiparai. Tai ką, sistemą naują darom? Suktukas. Antras suktukas ir guma. Gumos gale mazgelis. 0,12 pavadys. Kabliukas 12. Šėrykla 40 su ragais. Vėl košės. 5 mateliukai ir bandom. Nu ir pabandom palaukti. Nu, 2 minutės gal išlaukimas. Kojas ne tokios, kokias matėm, bet pradžiai gera. $40 su ragais stovi, bet taip sunkokai. Jau srovė didelė nevėžė. Iš karto kibimas tik užmečiau. Koja taškė tai normaliai stovi. Belenkiek čia jos. Užtat čia ir tų mašinų belenkiek. Ką mato žuvis, kai paimi ją į graibštą. Kažką tokio, nu. Uždedam kukurūzą, matilį labai greit nukala. Pasimeistravom triboj tarp 2 koliukų. Labai nepatinka mums 1,5 metro pavadys. Per ilgą pasidarėm.
Pagaunam aišku, bet ant kukurūzo kažkaip silpnokai. Nu kaip, sunkiai paima. Tai atstrumpinam pavadį ir dedam kokį gyvą masę. Nu va, pavadį palikom apie kokių 7, gal 8. Tarp rankų sunku pasakyti, bet vos ne dvigubai. Dedam porą dzikelių. Legendinės savo košės. Perdrekintos, kaip specialistai moka. Ir atgal. Nusileidžia tai žiauriai greit. Žiauriai greit įsikala. Net neprašokus įsikala, o šiaip žolės neša tai žiauriai. Ne žolės, oho. Net nespėjus nusileisti. Kalė, tai gali būti gal kokia aukšlė. Kojytė. Žiauriai kala, žiauriai. Šėrykloj net neištrupėjęs pašaras. Atgal. Kai metu net raudona banga pakyla. Žiauru. Iš karto, va, matot koks tempas. Minutę 40 filmuoju. Nu, net nepakirtau, bet per minutę 40 2 užmetimai, 2 kirtimai, 1 žuvis. Greitai jauko. Atgal dar 1. Užmetei, nusileido. Šiek tiek įtempi. Kokias 5 sekundės dabar. Dešimt. Viskas, kibimas. Nu, ir žuvis ant kablio. Kosmosas. Kaip iš patrankos. Ir vėl nuėjo. Ką mokam, tai mokam. Dzikeliai tie patys 2. Net nevargstam. Nėra čia kokie talioti. Rankos raudonos. Atsiplaus per kokias 2 savaitės. Nuo impregnantų. Šiek tiek lėčiau trauksiu, kad žuvį parodė. Nes kai greit forsuojam pinto valą, jinai nusikala. Nu kosmosas, užkabinau už žolės ir nukrito. Nu bet tempą patys mato. Kadangi turim dar ir sliekų, pabandom slieką pasiūlyti. Nu, ant slieko buvo išlaukimas minutę kokią. Ir vėl nusimušu žuvį nuo kablio. Gal kablys blogas?
Dar pabandom. Slieka su 2 dzikai. Ir jeigu vėl tendencija tokia pati ir nusimušim žuvį, keisim kablį. Pasitikrint galiuką svarbu, kad vėl nebūtų pliaukšt. Kadangi atvažiavom ant skaičiaus mušt, sieto net neėmiau. Na, kam čia bereikalingai, viskas aišku, kiek čia jos galima primušti. Tai kam jie ten sietė mirkyti ir stresą kelti. Mėtau tiesiog į vandenį ir paskraido. Įsivaizduokit, grįžta pas Plockės, sako, patį kiek apturėjau. Dar lėčiau traukiam, kad žuvies nenumušt. Nu va, sugebam. Beveik delninės. Metimas tiesiai į vidurį. Be jokių skanavimų, be nieko. Matau, kad prie krantų yra mažos dobelės pagal tai, kaip skanuojam vandens paviršių. Bet tai čia nebent plūdininkam aktualu. Man tai čia ant dugninės. Tiesiai į vidurį rauni ir viskas. Čia plius minus vis tiek sueina taip. Galėsim dar per Fish Deeper toj pasitikrinti. Iš tikro galim iš karto pasitikrinti. Yra Deeperio programa. Labai patinka, 20 eurų metam. Jo, mes netgi užmetę esam saloj. Ant šiokios tokios salelės. 3 metrų iškišulys. Žinau, ar gerai matos. Nu ir va, tiek žinių. Atvažiavai, nei tau Deeperio mėtyt nieko. Aišku, matavimo giliai šiek tiek skiriasi nuo tų, kur po faktų yra, ypač Nevėžį, kai jisai kilnoja. Lieka jaukas. Kodėl lieka? Nes nemokam drekinti. Dedam iš tų nusasalintų dzikų geras lieka gabalą. Bus masaliukas. O! Šiek tiek sunku krūmuose. Nu bet patogiai, kad žvejot, reikia į kolchozą važiuoti. O ten į pafilmuosi nieko. Dorojas lieka kažką. Tink, 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 tink. O mes ir žiūrim kaip į filmą. Jo, masaliuką reikia mažinti, kad luptų. Uždidinus masalą, tai čia tas pats šūdas. Vis tiek žuvis ta pati, tik tai, kad jai sunkiau paimti. Nu ir va, ir nieko. O gal. Šiaip net nejaučiu, tai taip ir yra.
Šiek tiek minimaliai žolytės būna, bet tai čia pasaka. Kad pavasarį tai būtų, tai va labai ant kiek susuka valą. O valas susuka dėl to, nes mūsų masalas kaip propeleris. Jis va taip traukiant eina ir susisuka. Gal nuo srovės nelabai, bet traukimo metu tai labai. Nu ką. Matilė biškį pajuodusio. Bet aš skaitau, kol kvapo nėra, tai drąsiai. Nors kvapas čia vietom yra, bet mūsų tai nestabdo. Nemižniai. Dar užknisa, kad aš čia ant vėjo. Tai dar reikia taikyti tarpus, kada filmuoti. Įjungi, išjungi, nes labai pūs vėjas jums. Paskui man labai daug su garsu žaisti. Ir tai nemoku dar. Kai prižaidžiu su garsu, tai paskui per vieną ausinę tik girdi. Specas. Kaimynai mėto, plaka. Tai kur čia neplaks, čia košė žuvė? Sluoksniais. Dar užmetė, būna iš karto kimba, nugriūna, nebekimba ir vėl palaukia ir kimba. Tai arba jinai leidžiasi paskui, arba viena žuvis paviršių, kita apačioj. Čia kaip dažnai būna atleika viršui, o apačioj kuoja. Aišku, galėtų koks žiobrys. Ir kaip yra, nefantazuojam, bandom toliau. Dar pirma mano klaida buvo ir tikiu, kad tikrai kažkas daro, tai kirtimas ant pinto valo. Čia kirsti nieko nereikia. Realiai reikia, o šitas minkštų lūpų žuvis, kur gaudom, tai iš viso čia net nereikia. O pavyzdžiui, jeigu kokį lyną su mažu kabliuku ar karpį, tai keliam, traukiam ir jaučiam, kad sunku ir dar galima vieną rivoką. Mačiau Ryčką taip daro. Nesupratau pradžioj kodėl, bet būna, kad kablys tiesiog ant tiek kietos lūpos, pavyzdžiui, kaip pas lyną, įsiremia kablys ir mes jį rėmę laikom, kol jisai duoda atgal atleidimą ir tiesiog kablys iš burnos iššoka. Tai kartais dėl savęs, jeigu jaučiat, kad gerą jau turit kuolą, galit. Nes vis tiek guma turi didelį tamprumą, jinai gali labai lengvą nekirtimą, kelimą amortizuoti. Ir mums suamortizavus galim savo trofėjų prarasti. Vėl grįžtam prie kukumakų. Patiems mums kukumakų jau tuoj bus. Galėtų koks šupalėtas. Aštrinam situaciją, kadangi kukurūzas teisinasi. Dar košės pavarysim. Turi vis tiek didesnė žuvis būti. Vieną mazinom jau tokią virš delno. Kokie 130 gramų. Mes taip nepaliksim lengvai. 5 minutės pabuvo. Yra jau tokio žolytės. Įdomu, kodėl nekimba. Tai mes košės. Vėl. Košytės. Kukurūzą vis dar paliekam tą patį. Mes tokie žvėjai nelabai keičiam tų masalų. Tinginiai esam. Dabar į šėryklą kukurūzų normaliai ir kukurūzas ant kablio turėtų gerai kvapą skleisti. Ir lups. Viena ranka laikai kamerą, kita meškerė ant kirtimo, kad spėtų užfilmuoti.
Viena čia ant kukurūzų. Dedam dzikelį. Biški sporto užsimanimą. Tegu maitina. Maitinkim motiną gamtulę. 3 dzikelius iš jauko. Į taškutį. Vos nenuplyšo vėl. Jaučiau, kaip atšoko nuo galiuko. Tarp kitko, šitoj vietoje beveik panašiai. Arčiau duobės anąkart galiuką sulaužėm. Tai toks yra truputį prisiminimų, kokių netokių. O ant dzikelių iš karto pasaka, va. Ir jeigu čia mes pakirtum žuvį, o ne šėryklą, tai mažiau nei 40 gramų kaip apsiūta. Ačiū Dievui, ne. Ir va, uždėjom dzikelį, iš karto viskas susipynė. Kaip ir sakiau, propelerio sistema. Viskas sukasi, pinasi. Kas čia mums liko ant kablio 2 dzikeliai. Nu, jauko dašildom. Ir atgal. Jau ten taškė jaučiu dugnas raudona. Pažiūrėsim, ar žuvų burnus neraudonus. Net įtempt negaliu. Kažkas kala. Ne, čia kažkas su kabliu mūsų negerai. Negali būt, kad aš taip nepakertu. Ir šėrykla, kai neišbyra, tai net žuvies nejaučiu. Nu, dar vieną kartą užmetam, įsitikinam, ar tikrai kablys. Ir jau dabar tikrai keičiam. Dar ne visada kablį reikia kaltint, o pabandom vieną dzikelį nuimti ir uždėti matilio. Jeigu tada nepakertam, tada jau būna, kablys gal gauna kažko, į kokį akmenuką gauna, dar kažkur gauna. Bet aš pamenu, kai vaiką žvejodavau, tai iš vis ant tokių kablių, kad patikėkit, ir žuvis segė be problemų. Gal užtat, kad anksčiau nieks nežiūrėjo į tas jautrumus tokius, niekas nekirsdavo, kai galiuką paliesdavo, kirsdavo, kai normaliai važiuodavo. Čia kaip ir moko pradžią žvejoti. Tysė neria, tik tada kirs. Ne, pas mane, va, baks, viskas aš. Kantrybės 0. Nu ir kratų, iš karto tik užmeti kratą. Dabar kantriau truputį pabandom. Anksčiau galvojau, kad antis nenardo. Nardo ir dar kaip, patikėkit, pasirodo. Dabar va mačiau. Nu, kokias 5 sekundės net išbūna po vandeniu, tai kokį 2 metrų gilis pėtų. Gyveni ir mokaisi. Lupam. Lupu tai kaip šlapia maišą kokį. Visai nesispardo. Čia gali tekt graibšto. Ne, negali, nes šėrykla pilna. Apgavau. Truputėlį apgavau. Skraidūnas Džonas. Tempas toks baisus, kad jau kilogramą pašaro baigiam sumėtyti. O žvejojam, tuoj pasakysiu, kiek mes čia žvejojam.
1,5 valandos nuo atvažiavimo su pasiruošimais. Tai dar nutraukėm pirmų metimų, kol gerą valandą žuvaujam. Ir jau kelio likę iš tų kilogramų 200 gramų. Kažkas. Patys spręskit, kiek čia to žuvies. Reikia mūsų stovą persidaryti. Žvybos kampą pakeisti, kad jums būtų įdomiau žiūrėti. O. 2 kolai vienas prie kito. Įsišmeigiam. Ir tarp jų va šitaip. Įsidedam. Nu ir ką? Idealiai. Sunku tik tai. Sunkiau tik man paspaus, bet kažkaip pavargsim. Kadangi neturim tų visokių trikojų, tai turim vargt. Būtinai reiktų užsisakyti iš kažkur. Reiks grįžus pralėkt kokį temų. Arba vėl savo stovelį su laikikliu kažkur rast. Neįsivaizduoju, kur aš jį palikęs dar. Gal kaime? Ja, tai greičiausiai. Su visa žvybinė įranga. Aš kaip į Kubą. Va čia dar sūniškai žvėjau Kubę, tai turėjau. O, čia nepakėlė. Labai arši. Užtat, kad biškį riebesnė ant 10 gramų. Ir iš karto jaučiamas pokytis. Na, skraiduolį. Labai šiaip netoli skrenda, tai jokios žalos tikrai nepatiria žuvis. Geriau jau taip, negu kaip portugalai krūmus išmėto. Jie tai specialistai ant visko. Būtume mazinę. Tai va. Juodas lupimas. Atsimušim spakainiai, bet kaip gerai būtų iš paledo tokias įsimetė į meškirytę. Per eketę netelpa su peikena. O ten mamukus, va tokius kelmuose. Be vasario mėnesio net nešviečia. Pradedi filmuoti ir vėjas pučia. Nieko netraukiu, nežinau, kodėl filmuoju. Kontentas. Tai dabar, kai mečiau ir kabinau krūmus, labai dažnai tai būna, kad kablio nenumuši, bet numuši visą masalą. Gražus kablys dabar kaip iš parduotuvės. Uždėsim mateliuko kaip tik tą progą, kad jau dzikus numušė. Reikia duoti ir kojom pavalgyti. Ant mateliuko momentaliai. Iš karto.
Palaukit. Kokiam mes žvejojam reikale? Rimta? Tokių va kriauklių irgi rekomenduoju ant krantų nepalikti. Nes basas žmogus atėjęs gali labai rimtai prisiveikti. Faktas ir maudyklose, jeigu pagauna, tai nemeskite į vandenį jau tada. Geriausiai iš vis įsidėkite į šiukšlių maišą ir išneškite. Nes labai nejuokingas dalykas. Esu pats, nežinau, nepamenu kiek siūlių buvo, bet esu persipėvęs kulną normaliai, net ne kulną, ten padą visą. Irgi ant va tokios va kriauklės. Vaikas, aišku, maudydamasis. Tai dėl vaikų ir blogiausia, kad vaikai dažniausiai užsišoka. Vyresni tai jau turi vis tiek tą supratimą, kur lipa jaučia šiek tiek, o vaikas šoka aklai, tai tikrai skausmingas reikalas, galiu pasakyti. Nieko mes čia neprilaukiam, tik užmetam ir lupą, bet irgi dabar nesuprantu, ką aš čia. Nieko. Nu, pabandom. Mes čia kažko nesuprantam. Pabandom pasikeisti kablį. Ta pati Gamakatsu, ta pati 12 numerį, galbūt aštrumas lemia. O gal pats kablys, kablio kampas. Aštuoni apsukimai. Jaukas. Ką dėsim? O uždėsim vieną dzikelį ir jį uždėsim beveik išilgai. Taip, matas. Jo. Išilgai ir paliekam geluonį. Principe tokia taktika naudojama labai smulkiai žuviai. Nes jinai tąso už tų galų neleidžia mums realizuoti kibimų. Tai mes tada taip apgaunam. Uždedam, priverčiam tą žuvį visgi įryt visą masalą su kabliuku. Ir tada jau ją pasitikrint. Bet čia dažniausiai reikia tikrintis ant labai smulkio žuvies. Čia ant delninės mankojos nėra čia ką tikrinti, čia mano grybas. Visgi rankos tu saugo iš atitinkamos vietos, aš kaip suprantu. Iš valomosios angos arba žiedinio raumens. Buvo vienas kibimas žiauriai išraiškingas. Gal šopaliukas pagaliau? Bet po to vienu ir baigėsi. Bet negalėjo nukalt. Tokiais momentais būna irgi, kad smulki žuvis tiesiog paima masalą, jie jau ten, nežinau, doroja, valgo, kaip pasakyti, tą masaliuką ir ją ateina išbaido kokia kita žuvis, ar pačios nuo savęs būna viena į kitą atsitrenkia įsibaido ir jinai lekia staigiai. Ir tada mūsų meškerė, va taip, tas kibimas būna žiaurus, atrodo, kad ten nežinau, kas kimba, o iš tiesų ten tas tiesiog, tas smulkmė įsiliekus. Tai neapsigaukit. Ant kukurūzų ilgas išlaukimas, dedi 3 dzikelius, kažkas vidutiniškai. Tai, o matilį tik uždėjus iš karto sega. Kuo jį vadinasi matilis geriau? Na, aišku, pašaras raudonas ir matilis raudonas. Bet jokio žebriuko nieko nepapuola. Pradėjo švist, saulė lenda. Tai įdomu, kaip čia reikalai. Jau ilgai nebūsim, reikia dar atsimušt gerai rankelę, važiuot kažką sumontuoti ir įkelt jums, kad būtų ką žiūrėti. Nu, kibimas lekiantis, stipriai lekiantis. Pažiūrim, kas čia užlėkė, nes kitoks kibimas negu visi.
užsukau už žolės. Kuoja buvo irgi. Likom tik ant gumos. Nu tai galim. Dar vieną eksperimentą. Dar kitą kablį ir kitą pavadį. Ilgį. Įsitikint, ar tikrai veiksmingas ilgas pavadys. Nes dabar ant 1,5 metro beveik labai gerai buvom. 8 comų ne kažką. Ant metro vėl gerai. Tai pabandom kokį vėl 1,20 m. Kablį uždėjau miniatiūrinį. Ovnerio gal 14 numerį. 3 matiliai tik telpa. Sistema, kokia esmė šito viso, tai kažkada čia, kai buvom duobėj, buvau prieš mėnesį kokį, tai būtent šitas kablys rinko labai gerai žuvį, segė tiksliau žuvį. Iš karto bakst ir jinai pati sėdi. Tai pasižiūrim dabar, kokie reikaliukai. Uždėjome, pavadys, kaip sakiau, apie 1,20 m ir mažas. Mažas, ai ne, Ovneris irgi 12 numerio. 0,37 skersmens. Jeigu čia kažkam sako. Man, pavyzdžiui, nieko nesakytų tas skersmuo. Man sakys, ar žuvį pakirsiu. Ir po metimo, ką mes čia turim minutę laiko ir nieko. Pabaidytas taškas. Jau taip atsargiai drebina kažkas. Jau kad jau vos. Bet va, kaip ir sakiau, tie kabliukai renka. 2 iš 2. Pasakiškai. Nebepasakiškai. Kažko vėl mes nesuprantam iš tikrųjų. Aišku, dabar kabliukas toks mažas, kad jis tiesiog įsiplėšt gali. Bet tą mes ir žvejojam, kad suprastume kaip žuvis veikia, kaip ją pagaut. Iškept. Reik biškį pamutint komentarų skiltį. Mėsininkai, va. Šiaip geri rankšluostukai, patikėkit. Parašykit, jeigu kam aktualu. Paderinsiu geriausią kainą Lietuvoje. Pats nežinau, kiek kainuoja, bet įsiaiškinsiu. Pasiūlysiu. Tikrai nesu tas, kuris ten lupa pinigus iš kitų. Gali drąsiai. Komentarę parašyk ir paderinsim. Tai įdomu, ką tas raudonas jaukas žuvim asocijuoja. Tikrai jos tokio dalyko nematė, kad dumblas būtų raudonas. Nors gal kokis molis. Ar jom tipo kraują imituoja? Nukratom beveik kiekvieną žuvį nuo kablio. Aišku, jaučiam, kad ten smulki žuvis tikrai. Bet įdomiau vis tiek ištraukia ir pačiupinėjai, o ne kai vidury nueina. Vidury reindžo, kuriame žvejojame atstumo. Kukurūzą. Mažas kabliukas bus mažas ir kukurūziukas. Labai
labai sunku mest, kai meti negalėdamas nuleisti. Valo žemai. Praktiškai viršutinį altitudį turi išmest per tą tokį atstumą. Nes yra žolyčių. Tose visuose ir lieka dažniausiai kabliukai. O mes palik kabliukų nenorim. Nu, labai atsargiai traukiam, kad tik tai žuvį parodyt. O, nelegalas. Ant kukuruziuko. Gražuolis. Naras. Likusius masalus. Metė matilius į vandenį skaitos. Legendinis graibštas. Sulūžęs varles begaudant. Šėryklas visada nusisekit nuo meškerių, ypač jautrių, nes transportavimo metu labai nukentės. Įkals kur nors, atskels, įskels. Paskui bus taip, kaip man, nevėžio. Aišku, aš ten galiuką sulaužiau į žolės, bet esu sulaužęs ir ne į žolės, o taip kaip pasakoju dabar. Virvelė. Legendinė. Irgi surišimas meškerių svarbu, kad nesidaužytų. Aišku, kiti dėklus naudoja, kas turi. Aš kadangi kaip dėklų neturiu, turiu pilną kišenę virvelių. Kylam. Žiūrėkit, prie mašinos. Kuolas valioja. Tai ką, labai didžiulis ačiū, kurie žiūrit, kurie aukojat savo laiką, įsijungiat, mane pažiūrėt. Man tai daug reiškia, dar kai atsiunčiat iš viso. Darysiu kontentą, kol tik tai bus jūsų. Tai ką, važiuojam namo. Manau, jūs nusipelnė dar vienos dovanos. Dar vieną rytelę tikrai padovanosim. Tai po šio video vėl komentarėlis. Noriu, galite ilgesnį komentarą parašyti, kažką dadėti. Tai iš esmės, nekeičia esmės, galbūt tik keičia man pačiam esmę, kad, įdomiau ir paskaityti. Tikrai visus komentarus atsakau. Galim ir pasitarti kokiom temom, jeigu aktualiom klauskit. Tikrai atsakysiu, kiek turiu žinių ir supratimų. Ačiū, kas iki. Tai štai konkursėliui. Pagalvojau, nerašykit ten jokių norių, rašykit random komentarą. Rinksiu tiesiog per random komentarų pikerį be žodžio. Ritutė taip pat veikia. Gera, faina, smagi. Čia jau labiau blūdiniai. Čia kokia 3000. Labai gilus būgnas vėl. Bet jau blūdiniai suviniosiu taip, kad nebūtų valo labai kosmosas. Įdėsim pradžiai siūlą, o paskui valą. Tai rašykit komentarą ir kažką šitą ritutę pasieks per sekantį vaizdo įrašą. Sėkmės!